Kompaktas jau garaže ir pradėsim nuo išsukimo greičiausiai. Detalės turim, lopšys yra, išsukimą turim, sparnus platesnius turim, viską turim, bet pradėsim pirmą nuo išsukimo ir tada sparnai ir visi kitas susidės. Tai gero žiūrėjimo. Nu, vienoj pusėje šakiai įsidėjęs, kitoj pusėje dar nieko. Tai po truputį judam. Ir manau, gal šiandien net jau ant kojų pastatysiu. Va, išsukimas sudėtas, stabdžių supurtai biškį padažyti, kiek ten turėjau dažų, kad tvarkingiau atrodytų. Lieka įsidėti lopšį, šiaip galės važiuoti treniruotis, nes viskas kaip surinkta. Ai, dar suvedimą reikėtų pasidaryti. Tai va, taip atrodo. Dar reikia išsipjauti sparną, ten toj pusėje išpjautas, reikia nudažyti. Nu, va, jau turim čia ratą užsidėję. Sparnas išpjautas, užsidėjęs fenderis, bus viskas gražu. Biškė dropo per daug, tai kitoj pusėje jau kelio mors. Prasidėjo pakelimo darbai. Tai kaip ir niek daug nebeliko su važiuoklį. Tai jau užmečiau padangas 205 kem 5. Tai gerai, turim poros centimetrų tarpų, bus pats tas. Prisimatavom, viskas tarkoje čia bus toj pusėje. O kitoj pusėje dar ir vis tą geroj fituką palikti. Buferis dar dėtas, bet čia 225 padangai. Dar reikia amortizatorių pakelti, bet jau kažkur prie pabaigos einam. Jau yra. Tai va, atvarėm išsibandyti kompakto, uzę kombainai. Sudrožėm porą komplektų padangų jau. Tai pradžiai pradėjom nuo paprastos saulės išsipriešti. Dabar bandom aštunkę sujungti, kas kol kas sunkiai vyksta. Džiaugiuosi, gavau ir aš pavažiuoju. Tai kompaktas dar turi trūkumų šiek tiek su galios praradimu. Tai tą reikia susitvarkyti, bet šiaip kaip pirmai dienai bus visai neblogas pasivažinėjimas, manau. Ir aplamai išsukimas ledas, baldosi panašiai kaip mano kem 6. Aišku, biški galios gal trūksta, bet čia skau, su laiku susitvarkys tie dalykai ir bus viskas gerai. Tai gero žiūrėjimo, pasubscribinkit, palaikinkit, parašykit komentarą. Dėkui.
Tai va, treniruotę baigiam, sudriftinom, kaip pasakyti, 4 komplektus ratų ir 8 išėjo jau pasidaryti, tai manau, kad pasiruošęs bičas važiuoti ir treniruotės bus kažkur į trasą, nes čia nekoks asfaltas, grynas švitrinis, reikia daug padangų ir šiaip siauroka visai. Tai dabar reiks važiuoti į trasą ir žiūrėti, kaip seksis toliau.